Sveiki, brangieji. Šiandieną darau jum video, jau vėlai vakare, jau pas mane toj bus 1:30 nakties, bet galvoju pradžiuginsiu jūs prieš naujametinių video. Aš labai tikiuosi jum nesugadins šiandieną klausimo mano balsas, nes aš per šventes truputėlį peršalau, pavaikščiojau užsirengus labiau, tai perpūtė truputį. Tai nepykit, aš karts nuo karto atsigersiu šiltos arbatos, tada man balsas grįžta. Jo, žinot, šiandieną pagalvojau, padarysim pratęsimą video praeito, kuris nutrūko man. Pamenat, praeitam video pačiam gale nutrūko ant to momento, kai klausiau, ką norėtų jisai jum perduoti ir pasakyti. Ir gavau daug žinučių ir mačiau komentarų, kaip gaila, kad nutrūko įdomiausia vietoj. Tai manau, padarysim šiandieną pratęsimą konkrečiai, ką jis norėtų jums pasakyti, perduoti. Tai vat kelios dienos iki naujųjų, galbūt jums bus tai aktualu. Šiandieną bus 2 variantai. Pirmas variantas tai bus kardai arba oro stichija. Antras variantas bus lazdos arba ugnies stichija. Čia tik pasakiau stichijas tam, kad galbūt mėgstate kažkurią stichiją vieną arba kitą, tai galite taip rinktis. Bet šiaip, labiau sakyčiau, pirmas, antras variantas, galite pagal kortų nugarėlės rinktis. Dar trumpai priminsiu, liko tik kelios dienos iki gruodžio 31 dienos, nuolaida sielos formuliai 50%. Kas dar nesiryžot, nepasinaudojot galimybę, tai labai rekomenduoju. Primenu, kad sielos formulė tai yra astrologija, tai nėra taro, nes gaunu dažnai užklausas ir galvoju, kad taro kortas dedu. Ne, ten visiškai kitas instrumentas. Mes žiūrim jūsų planetas, kurios buvo užkoduotos jūsų gimimo dieną. Jūs su tom planetom ateinate iš tą žemę, jūs su tom planetom ir išeinate iš šios žemės. Pasidarote sielos formulę vieną kartą visam gyvenimui ir vadovaujatės ją irgi visą gyvenimą. Taigi, kas dar neatrado savęs, nerealizavo savęs, galbūt aklakelį, akligatvį, galbūt nežinote, kur jūsų stiprios, silpnos pusės, galbūt nežinote, kodėl pasikartoja kažkokie įvykiai, kažkokie veiksmai, kodėl kažkoks žmonių požiūris į jūs kitoks negu į kitus žmonės, ar ne? Labai daug kas būna užkoduota sielos formuliai. Taip pat mes ten matom jūsų tamsiąją pasąmonės pusę, Lilith, taip pat jūsų karminį kelią, ką jums reikia šitoj reinkarnacijai, šitam kūne padaryti, kokia jūsų ta misija. Tai tikrai visiems labai rekomenduoju. Ką, mes tada pradedam nuo pirmojo varianto, antrąjį kol kas padedam į šoną. Gerai, pažiūrėsim pirmąjį variantą, ką jis norėtų jums perduoti ir pasakyti. Gerai, žiūrim, ką jis norėtų jums pasakyti. Žiūrėkit,
Čia eina tokia informacija šitam variantui. Žmogus gali būti jūs įsimylėjęs, tikrai gali jausti šiltus jausmus jum. Čia nėra ta tokia, žinot, kaip tai pavadinti, žinot, kai jau daug metų kartu, va ta buitis, šeima, ne, čia tokie lengvi, atrodo lengvi, šilti jausmai. Čia tokia, galėčiau sakyti, santykių arba pradžia, arba kai tie santykiai toli nenusirituliavo, žinot, kai viskas dar šviežia. Tai vat arba jūs tik nesenai susipažinote, arba jeigu jūs ir senai pažįstami, tie santykiai nepajudėjo toli. Nebuvo tos buities, aš tiek matau, nebuvo to kažkokios rutinos. Ką žmogus norėjo pasakyti, jisai norėtų jūsų atsiprašyti. Atsiprašyti už tai, kad jisai žaidžia jūs arba dabar, ar aplamai įžeidė. Jam tai kaip aukščiausio teismo korta, ar ne? Tai čia jam pačiam tai labai netikėta. Jam pačiam toks galbūt tie jausmai irgi jie kaip iš giedro dangaus. Ir žmogus norėtų atsiprašyti už tai, kad jisai negali padaryti tinkamo pasirinkimo ilgą laiką. Jisai labai tempia ir stagnuojasi, stagnacijoje. Jisai nejuda į priekį su pasirinkimu. Tai aš paklausiu, apie kokį pasirinkimą eina kalba. Čia žiūrėkit, čia greičiausias atvejis, galbūt tas žmogus, yra keletas variantų. Čia labai mažai tikėtina, kad renkasi tarp karjeros ir jūsų. Greičiausiai tarp dviejų moterų renkasi, nes čia konkrečiai du laivai, ar ne? Vienas plaukia, kitas rankose. Čia gali būti pasirinkimas tarp dviejų moterų. Tarp kažko tai, ar ne? Gal dar gali būti pasirinkimas tarp savo motinos ir jūsų. Galbūt būna visokių valdingų motinų, ar ne? Būna tokiu atveju. Tai negali žmogus padaryti pasirinkimo. Bet labai impulsas pas jūs didelis. Jisai norėtų jūsų atsiprašyti būtent už tai, kad jisai galbūt jūs skaudina, kad nepadaro pasirinkimo, nepadaro kažkokio judesio į priekį, kad jisai labai lėtas ir stagnuojasi, stagnacijoje. Atsiprašau, truputį arbatos atsigeriau. Žiūrėkit, nedideliam procentui, bet visgi bus, kad vyras labai užkietėjęs karjeristas. Jisai konkrečiai atsiduoda visas darbui. Atsiprašau. Ir čia žinot, kaip gali būti. Galbūt netgi jisai koks kariškis. Galbūt komandiruojasi dažnai. Jo darbas jam neleidžia tiek laiko būti su šeima, su moterim. Galbūt turi kažkokių tai netgi, žinot, kaip tie būna, žvaigždės ženkliukai, kažkokie nuopelnai, toks statusas žmogus. Čia kažkokiam procentui, čia tikrai ne visiems atitiks, bet
yra kažkoks procentas žmonių, kad žmogus labai karjeroje ir jisai, žinote, tokie karjeristai, jie nepripratę rodyti savo jausmų ir jie lygiai taip pat bijo iš moters pusės, kad moteris gali tą jo širdį, kaip sakant, pavogti, pasiimti ir nepripratę rodyti jausmų nei patys, nei priimti iš kitų. Tai čia kažkoks procentas gali toks būti. Galbūt vyras labiau pripratęs, tarkim, jeigu jisai karjeristas, arba tas, kuris dažnai komandiruojas, jisai pripratęs prie impulsų. Su moterim lengvai, tarkim, tik tai kažkoks seksas, lengvi santykiai, ar ne, op ir viskas. Jisai nepripratęs prie tų šeimininių kažkokių tai tokių, prie tos buities, kad nuolatos moteris būtų šalia. Tai jam, žinot kaip, jam čia toks dabar, jam šiam momentui toks iššūkis, nes prieš tai jisai rodė mums aukščiausio teismo kortą ir jisai pats nesitikėjo, kad jisai, manau, įsimylės. Pats nesitikėjo, kad įsimylės, kad kažką pajaus tokio ir jo, nes jisai prieš tai buvo pripratęs eiti, žinot, kaip sako, per lovą, su visom moterim vienodai, o čia kažkas ne taip, čia kažkas taip nesigavo ir jo. Čia sakau, čia nedidelis procentas, būtent to vyro karjeristo, nes kita pusė, didesnis procentas, tai čia vyras atsiprašo už, žodžiu, tas pirmas variantas, jisai labiau atsiprašo už tai, kad jisai labai lėtas, kad jisai stagnacijoje, kad jisai nedaro kažkokio tai proveržio santykiuose eigoje, ar ne, kad galbūt jisai jūs įžeidė, galbūt kažkaip įskaudino, tai už tai atsiprašo. Antrasis vyrukas tiesiog konkrečiai, jisai už nieką neatsiprašo, bet konkrečiai kalba faktais, kad jisai pripratęs, tarkim, prie materijos, prie darbo, viskas aiškiai, tiksliai, ir jisai nepripratęs parodymo jausmų, jisai pripratęs labiau, per lazdas, ar ne, per vieną galą, ar ne, rodyti jausmus, o čia jį kažkas sukirbino viduje, ar ne, kažkokį jausmas jums ir jo, būtent nori tai pasakyti, kad žmogus gal net giliai viduje bijo, kad jūs galbūt netgi pasielgsit, kad jūs pagrobsit, ta prasme, pavogsit jo širdį, jisai liks įskaudintas, čia jis to gali neparodyti, bet jisai giliai viduje to bijo. Aš atsiprašau, dar truputį atsigersiu. Žinot, jeigu nepageriu šiltos arbatos, kimstu labai, negaliu ilgai kalbėti. Gerai, pažiūrim, ką jis dar norėtų jums perduoti, ką dar norėtų pasakyti. Oi. Žiūrim, ką dar norėtų jums pasakyti. Žinote, tais abiejais atvejais, kur sakiau, vieni vyrai galbūt karjeroj darbe, jie irgi mėtosi lygiai taip pat tarp jausmų ir darbo. Ir tas, kur kalbėjau, kad galbūt renkasi tarp dviejų moterų ir, tai irgi jausmuose, irgi jaučia labai jum šiltus jausmus.
Žiūrėkit, žiūrėkit, čia aišku ne visom tai bus, bet dideliam procentui moterų, merginų parašys, nesvarbu, ar tai va tas vienas, ar tas kitas vyrukas, bet jum parašys kažką, arba susisieks internetu konkrečiai, arba parašys žinutę, kažkokį pranešimą, galbūt paskambins, bet man labiau rodo rašymą, ar ne, tai greičiausiai jum kažkokio, gal žinot, kaip dabar visi komunikuoja Messengeriu, Instagramu, galbūt kažkokiom kitom programėlėm, ten žinot, WhatsApp'ais, tai jum per kažkur parašys žinutę. Ir aš manau, kad tai bus kokių 5 dienų bėgyje. 5 valandų arba 5 dienų. Nu, priklausomai, kada jūs mane žiūrite, ar ne? Ne nuo dabar, kada aš video filmuoju, ar ne? Nuo tada, kada jūs žiūrėsite. Tai vat 5 valandų arba 5 dienų bėgyje turėtų jum parašyti. Gerai, ir ką tu parašysi, pažiūrim? Ką tu norėsi pasakyti? Žiūrėkit, čia va tom, kur sakiau, vyras galbūt renkasi, bet žinot, kaip gali būti ir karjeristai tie, bet labiau čia gal apie tuos, kurie turi kažką dar pašonėje, ar ne, žmoną arba draugę, jum pasakys, kad padarė pasirinkimą. Į kurią pusę pasirinkimas? Žiūrėkit, gali jum konkrečiai ir pasakyti, kad negali be jūsų gyventi. Taip, gali pasakyti, kad norėtų kurti su jumis šeimą, stabilumą kažkokį tai. Taip, nu, žmogus vat gali konkrečiai pasakyti, tu pasiėmei mano širdį. Tu pavagiai mano širdį, negaliu, galvoju dieną naktį, 24/7. Žmogus gali, žinokit, jums taip ir prisipažinti. Ir gali pasakyti, kad nu viskas nusprendžiau, noriu būti su tavim, negaliu be tavęs, nu vat kažkokios tokios frazės, galvoju nuolat apie tave ir man nieko kito nereikia be tavęs, vat taip gali konkrečiai ir parašyti jum, bet nu kas įdomiausia, čia nerodo veiksmo, kad atvažiuos pas jūs, žinot, bet jisai jum žinutę tai gali parašyti. Nu jo, čia dar žinot, kaip gali, dar jums gali parašyti, kad jūs atvažiuotumėt pas jį. Žiūrėkit, gali ir... Čia apsikraustymas. Čia pas mane nėra perverstų kortų, bet... Žiūrėkit, gali jums pasakyti, kraustykis pas mane, arba einam kartu kažkur gyventi. Gali paprašyti, kad jūs pas jį atvažiuotumėt. Vat kažkas tokio irgi gali būti. Žinot, kaip sakau, svarbu, kad tai rašytų ne per naujuosius ir negirtas. Nu, aišku, aš čia jums juoko formai nuotaikai pakelt, bet svarbiausia, kad visa tai būtų iš širdies ir blaivių protų.
Nu jo, čia žiūrėkit, žmogus, čia ypatingai tas, kuris vat renkasi tarp dviejų moterų, tai jisai gali konkrečiai jums pasakyti, kad nori su jumis kurti šeimą. Kad nori su jumis va, ten būti kažkokią vesti, namas, būtas galbūt, kad jūs arba pas jį atvažiuotumėt, arba kažką kartu planuotumėt. Jo. O ką su kita darysi? Kaip šitą suprasti? Nu, čia yra keli atvejai, ta prasme, keli variantai yra, tarkim, jeigu vyras šeimoje, tai jisai konkrečiai gali žmonai pasakyti, ten ar draugiai kažkokie ilgametį gali pasakyti, kad, nu, va, tarkim, arba išeinu, nu, va, kažkas tokio, bet tu nesijaudink, aš čia tave aprūpinsiu, ar ne, galbūt pinigais ten ar finansais, o dar gali būti kažkoks procentas, kur, tarkim, moteris, nu, vat, išgirdusi tos žodžius, kad, nu, tarkim, ten kitą myli, kitą patinka, tai gali tiesiog jinai pati, viskam išaiškėjus pati pasitraukti, tiesiog net be jokių dramų, be jokių kažkokių aiškinimuose, nu, tiesiog, vat, kažkaip tik paaiškėja ir nusinulina tiesiog santykiai. Dar kažką nori perduoti? Nu, čia žinokit, žmogus svajoja apie šeimą su jumis. Bet aš jums galiu pasakyti, jisai yra lėtas ganėtinai. Bet nežinau, jeigu mes kalbam apie tą vyruką, kuris ten karjeristas, tai jisai nors gali būti super duper ten darbe kažkoks greitas, judrus ar ne, bet santykiuose jis labai lėtas, labai lėtai išsijudina. Tas, kuris šeimoje galbūt arba turi kažkokią partnerę, tai jisai irgi lėtas. Kai reikia priimti sprendimą, tai labiau pafantazuoti. Pafantazuoti, vat, kad viskas savaime, bet jo, šitas žmogus svajoja apie buitį, šeimą, galbūt galvoja net, kaip jūs kartu valgytumėt prie vieno stalo, ką veiktumėt, kur eitumėt, kokie vakarai būtų, kokie rytai, ar ne, bet kažkas tokio gali būti. Jam, žinokit, jau nuo tų minčių pačiam galvą skauda. Žodžiu, žinot, keičia mintis. Tai galvoja vat, labai apie šeimą, apie buitį, tai paskui galvoja apie seksualinius impulsus, apie kaip ten būtų kartu gerai, kaip žodžiu, nu vat, kažkas tokio. Jo, nu, žodžiu, va toks buvo pirmas variantas. Man atrodo, atpažinot savus vyrukus, jeigu jūsų tikrai variantas ar ne. Ačiū labai už pirmą variantą, klausiusiam, žiūrėjusiam. Pereisim prie antrojo. Aš to tik arbatos dar atsigersiu. Gerai. Keičiam žvakutės. Šitą galim išpūsti.
Nu, dabar žiūrim antrąjį variantą. Ką jis norėtų jum perduoti? Oi, kaip gerai šitą kaladę kortuojasi po tos. Ta tokia didelė plati mano mažom rankom, sunkiai. Šitą dabar taip lengvai. Pažiūrim, čia filmuoju. Gerai. Antras variantas. Žiūrim. Ką jis norėtų jum perduoti ir pasakyti. Nu, žiūrėkit, šitas žmogus labai ilgisi. Čia rodo labai ilgisi. Pa žmogų gali būti net iki ašarų. Jo, jis čia, jeigu jūs konkrečiai jo žmona su antspaudu, tai ilgisi jūsų, jeigu turėjote vaikų ir vaikų norėtų, vaikus dažniau matyti, ilgisi labai. Čia iš tikrųjų rodo, kad žmogus myli jūs. Bet jūs jau gal jam padarėte tokį tašką. Pažiūrim dar. Ką tu norėtum pasakyti, perduoti? Žiūrėkit, čia šitas variantas, vyrukas, žodžiu, kas, ką jam gali siūlyti, ar ne? Kažkur būna, galbūt su draugais. Čia labiau tas variantas, jeigu jūs, nesate kartu šiam momentui ir kažkur būna kompanijoje su draugais, kas, ką jam nesiūlo, jisai daug nuo ko atsisako, nieko nenori, toks apatiškas ir jisai ant laukimo laukia, klausiu, ko laukia, tai jisai laukia, kol jūs pasakysit, kad jums blogai be jo. Jo, čia žinokit, žmogus laukia kažkokio ženklo, jūsų kažkokio tai, vat, kad jūs pasakytumėte, kaip man blogai be tavęs, kaip čia, ar nesusitvarkau be tavęs, vat kažkas tokio gali būti. Nu jo, čia greičiausiai buvo pas jūs skyrybos galbūt, arba kažkoks taškas padėtas, vat kažkas tokio, todėl kad rodo jūs toj pačioj stichijoje kartu, galbūt buvote susituokę ar ne, po antspaudu, šeimą kartu, buitį kūrėte, bet rodo galą. Gerai, tu čia kažką netą rodai, prašau parodyk. Ką tu norėtum perduoti, pasakyti dar? Kad jūs jo šeima. Vat suprantat, korta po kortos, tai kad jūs jo šeima, kad jisai galbūt mato jūs kartu, netgi žinot kaip, jeigu čia ne konkrečiai apie šeimą, gali būti, kad jisai mato su jumis perspektyvas į šeimą. Galbūt mato jūs kaip potencialią jo
vaikų motina. Čia, jeigu jums amžius aktualus, dar norite vaikų, tai jisai mato jūs kaip, arba jeigu turite vaikų, tai jisai galbūt susimasto, kaip bus, kai jūs pasensite, galbūt turėsite anūkų, vat kažkas tokio gali būti. Dar kažką. Kodėl čia tiek moterų krenta? Žiūrėkit, jūs jį konkrečiai greičiausiai išvijot dėl to, kad žmogus galbūt vaikščiojo pas kitas, nes labai daug moterų krenta. Jūs rodo vienos tos pačios stichijos, rodė. Prieš tai dar iškrito viena dama, dar viena dama ir jūs galėjote jį konkrečiai išvyti iš namų, iš santykių, už jo kažkokius pasivaikščiojimus. Nežinau, ar jūs konkrečiai jį prigavote, ar tiesiog numanėte, galbūt kažką, vat kažkaip, ar ne, jūs tiesiog jam galėjot pasakyti, von, dink iš mano gyvenimo, vat kažkas tokio. Kažkokie santykiuose nelygiaverčiai mainai buvo. Jis nori perduoti, kad jam be jūsų blogai. Jam be jūsų blogai, jisai tikisi, kad jūs priimsite teisingą sprendimą vis dėlto, kad galbūt mato perspektyvas į ateitį su jumis kartu. Jį vis tiek traukia prie jūsų, vat kaip atrodo vienas prie kito kaip prikaustyti. Vat sakau, jūs jam kaip žmona, kaip šeima, arba sakau, jisai mato jumise, galbūt jums sakė, aš matau, kad tu būsi mano žmona, arba ten mano vaikų motina, vat kažkas tokio iš čia. Bet toks vyras, jisai linkęs į neištikimybės, ar kas čia yra? Kodėl tiek moterų? Dar viena moteris, jisai, va, žinokit, linkęs. Jisai linkęs eiti į kairę. Žiūrėkit, kaip patvirtino kortas, žiūrėkit. Vat iškrito paskutinė karalienė. Visos moteris, kurios galėjo, iškrito ir paskutinė, vat, pasirinkimo korta, ar ne, žiūrėkit. Vyras tarp moterų. Galbūt aš čia turėčiau pridengti truputį. Tai, kortos kalba pačios už save ir jo, va čia, žinot kaip, jisai mato jumise, bet nėra čia tas variantas, kad aš galėčiau pasakyti, bet tikrai galima juo pasikliauti. Čia nėra galimas variantas, kad net jeigu jūs ir būsite kartu šeimoje, jisai vis tiek eis į kairę. Jisai grįž, sakys, tu mano šeima, aš tave myliu, taip toliau, bet vis tiek einu kartais ten pas kitas. Va taip gali būti. Va žiūrėkit, va ką kalbėjau, jis va svers pastoviai tarp vieno ir kito. Galbūt tarp jausmų ir dar, jis sviruos pastoviai. Gerai, nori dar ką nors perduoti, ar ne? Čia vyrukas toks svajotojas, fantazuotojas. Jisai galbūt svajoja apie jūs, bet jo. Kad galbūt jūs pasakysite grįžk, arba gerai, dar palaukit, papildysiu.
Neuždarom. Jo, nu vat sakau, žiūrėkit, kaip kortas kalba, pasakiau, galbūt grįžk ir judėjimo kortą, atvažiuok. Jisai tikisi, kad vat svajoja, kad jūs pasakysite, vat kaip man čia blogai be tavęs, atvažiuok ir žodžiu, gal būkim kartu, vat kažkas tokio gali būti. Bet važiavimą nori dar ką nors perduoti? Nu, jisai galvoja, kad tai dar ne galas ir tikisi dar šansą sulaukti iš jūsų. Galbūt jūs jam esate pasakius viskas, galutinai galas, skyrybos arba, nu, vat, viskas, ar ne? Galų galas. O jisai dar tikisi šansą. Tikiesi dar? Jo, nu jo, jisai dar tikisi, žinokit. Jisai dar tikisi kažkokios galimybės, šanso, kad dar būsit kartu ir, nu, žodžiu. Bet, žinokit, taip atvirai pasakius, kaip kortos kalbėjo, tai nepasakyčiau, kad čia tas variantas iš tų vyrukų, kad tikrai jums reikėtų susigrąžinti jį, nes aš matau, kad, nu, vat, žiūrėkit, nu, vat, ką pagal norėjau sakyti, jeigu eina per moteris ir 8 lazdos, nu, tai, vat, sakau, kortos šiandien labai gražiai kalba, pačios pasako, aš tik pagalvoju, jos patvirtina, tai, jo, čia, žinokit, lauktų labai labai daug darbo su to žmogum. Ne, nu, žinau, net, nu, aš jums pridengsiu. Nu, vat, pastoviai tarp moterų kažkur galbūt bus, jeigu dirba tarp moteriško kolektyvo, kažkur flirtuos, jeigu pabūs ten metus gražiai tvarkingai šeimoje, nieks negarantuoja, kad 2-3 metus kažkur neįs į kairę. Išėjo visos moteris. Čia tiek karalių vyrų neišėjo, ar ne? Išėjo visos, atsiprašau, truputį atsigersiu. Nu va, tai žodžiu, jisai tai norėtų. Jisai vat pačioj pradžiai irgi kalbėjo, kad jisai čia, žodžiu, jeigu jūs galbūt kartu gyvenot, galbūt netgi jisai jums oficialus vyras buvo, bet jisai mėgėjas eit per moteris, galbūt jūs sužinojote, galbūt net nežinote visko, kiek yra iš tikrųjų, galbūt tik kokią vieną sužinojote, o čiagi mums rodo bendrą foną, ar ne, tai apie žmogų gali būti jų ne viena. Tai, ne, žinokit, čia, bet jeigu atpažinote savąjį, tai žinokit, geriau, kaip sakau, užsiimti savim, negu eikvoti energiją bergždžiai, nes čia jūs nupilinėsite savo energiją, savo visą potencialą, ką jūs galėtumėt save galbūt realizuoti, kažkur tai panaudoti, nes, kaip sakau, visada seksualinė jėga yra pats didžiausias variklis, kurį teisingai panaudojus galima ir verslus kurti, ir karjeros aukštumų pasiekti, ir dar kažkokių dalykų, ar ne? Tai ne jam eikvoti, ne, žodžiu, siūlyčiau geriau savim tada užsiimti. Bet čia sakau, čia tik tai vertinama adekvačiai, čia yra bendri kortų skaitimai, jeigu va tikrai atpažinote, tuomet jo, bet jeigu jums tik atitinka ten 20%, tai kaip sakau, galbūt šiandien ne jūsų diena, bus kitų skaitimų. Jeigu jūs žinote, kad konkrečiai susipykote galbūt dėl kitų moterų, dėl kažkokių gal susirašinėjimų, jūs jį išvijote ir ten pasakėte, vono, dink iš mano gyvenimo, pasakėte čia jau galutinai, tai vat, ir jeigu žinote vat, apie tokius dalykus, ką čia kalbu, tai čia vat, nu, galiu jums tai pasakyti, kad tai realiai nelabai pasikeis. Nu, vat, sakau, gali būti pagerėjimas metam, ten 2, bet ilgoj perspektyvoj nematau, kad čia būtų
kažkas labai tokio stabilaus ir jo fantazijose tai viskas gerai, jis ten ir šeimą kūrė, ir vaikus galbūt viską, bet pasikeičia momentais, toks fantazuotojas. Tai va, gerai, ačiū labai klausiusiam, ačiū už antrąjį variantą. Jo, tikiuosi jūsų naujieji metai bus nuostabus, tikiuosi būsite sveiki, laimingi, tikiuosi, kad pasimatysime, kad manęs klausysite, žiūrėsite ir kitais metais. Labai ačiū už jūsų komentarus, jeigu jūsų situacijos būtinai brūkštelkit, parašykit, labai įdomu paskaityti kartais komentarus, ar atitinka jūsų situacijas. Tai labai ačiū žiūrėjusiam šį vakarą, šią naktį jau tiksliau. Ačiū žiūrėjusiam, klausiusiam ir iki pasimatymo jau kitais metais, kituose video. Iki.